Pinigų stokos kūdėlį nėra. Kaip pirmininkaujantis norėjau padėkoti ir ponui Vitui Karčiauskui ir irgi jam taip pat įteikti gėlės, bet jo irgi nėra. Taip pat noriu paspausti ranką laikinai vykdančiam pareigas. Ir irgi įteikti gėlės. Dabar balsavimas įvykdytas, tik tai aš išvykdžiau savo visas funkcijas, toliau sekantis yra kiti klausimai, bet man atrodo, man reikėtų perduoti pirmininkaujančio pareigas. Linkim sėkmės. Aš tai tinginystė, aš sėdėtų. Nuoširdžiai ir pagarbiai ir sąžiningai šis. Dabar, jeigu leisite, konkrečių klausimų nespręsime. Nežinau, kaip pas jūs dabar priimta tradicija, koks čia būna balius, kavogeris, aš nežinau, tai kavos, jos kur tai galima visi nueiti išgerti, tik aš nieko neorganizavau, nežinau. Iš naujo pradėjau mokytis, šiltnamį pastatyti, daržą auginti, armuoti, namą įsivaizduojate, tinkuoti, dažyti, stogą dėti, išmokau viską. Sakau tai todėl, kad ne šventieji puodus liko. Visi mes viską galime daryti, jeigu yra noras ir širdis. Protas paklus, rankos įvykdys viską. Tai va, turbūt daugiau nebegražbiliausiu. Va čia. Tik dar kartą noriu priminti. Bet man Binkio sklandytojų himnas, aš norėčiau, kad jisai taptų aeroklubo himnas. Prieš tai jau logika, aerodinamikos pažinimu, tą įrodžiau, kad visi mes oro srovių nešami, visi mes mylintis dangų ir dangaus pamylėti, visi mes iš tikrųjų turime didžiuotis, kad teko pamatyti žemę iš paukščių skrydžių. O toliau turėsime daug dirbti. Dabar galbūt būtų galima padaryti pertrauką, jeigu jūs sutiktumėt, tada mes prašome dabar pasirodyti, ką mokame. Vietoj manęs įteikite, aš ant paspausime. Pradedam dirbti. Gerai, pasidėkite, nes mums reikės dirbti, tai iš karto ir mokomės. Dovanoti ponę Violetą Gedminaitę, Poltis ant G diplomu. Nuostabus prizas, nuostabiai damai ir matome yra už ką. Tiesa? Sėkmės jums. Visokeriopos visur. Labai linkiu visiems, pirmiausia, naujam prezidentui ir mums visiems sėkmės. Taip pat vėl po įvardų norime sudovanoti garbės diplomu Alytaus aeroklubą ir, kiek žinau, turėjo čia dalyvauti Kęstutis Urbanavičius. Būkit malonus kaimynė, paimkite, užvešite. Žinot, kaip jūs vis gražiai sutikite. Jūs pats vis dabar pasakysite. Gerai? Labas mūsų linkėjimus. Pirmas bendradarbiavimas visai nuostabus. Puiku. Tai dabar, jeigu jūs leistumėte, padarytume 10 minučių pertraukėlę. Tiesa, kas mūsų dar šios dienos darbotvarkės klausimų, gal pas jūs tokių